Va, važiavau ratą, jokių dramblių, jokių leopardų nemačiau, tik tai porą antilopių ir zebrų. Va, privažiavau raudonus vartus, kaip sakė, čia turi būti liūtų. Va, ten kažkas tai guli. Važiuoju arčiau, pasižiūrėsiu. Vaizdelis toksai aplink iš mašinos. Važiuoju. Va, privažiavau kažką rimčiau, čia žiūriu visą šeimą liūtų. Va, nežinau, kaip čia toliau reikės važiuoti. Ar aš čia gerai važiuoju, pats net nežinau. Man atrodo, reikės čia suktis atgal. Nes čia yra kaip narvas kažkoks ar kažt. Bet va, šeimyna ilsisi čia. Nekreipė dėmesio. Sakė tik tai iš mašinos nelipti. Va, aš taip norėjau liūtus pamatyti. Radau kitur. Ką kiti čia veikia? Van, Elsa. Ten tas kojas ištiesęs guli va. Savo atdыхает. A čia visos liūtės, musės kabinas prie jų. Va, sėdžiu savo peliukę. Kur vyrai neaišku. Vienas moteris čia. Va, matau dar vieną guli žolėje. Tai bandysim arčiau privažiuoti. Ei, kaip sekas? Taip, užtraukiam stabdį. Ei, liūtė! Au! Kur tu? Miega. Šilta dabar. Gerai, nejudinsim šitą, važiuoju toliau. Va, dar užtikau po kitą pusę lango. Šeiminėlė ilsisi. Biški nusižengiu saugumo taisyklėm, prasidariau biški langą. Bet taip sakant atsargiai. Va, guli sau. Uodegytė vizgina. Aha, musė kanda biški. O, liūtas karalius. Ilsisi. Šiaip kiek žinau, tai liūtės medžioja. Maistą gaudo. A liūtai namus saugo. Tokia yra sistema. Pas liūtus. Musės, ne, kanda.
Va, toks vaizdelis.